Ar žinote, ką iš tiesų nori pasakyti jūsų kūnas, kai jums skauda galvą, ar jaučiate įtampą, bet gydytojas sako viskas gerai? Dažnai mūsų kūnas siunčia signalus, kurių mes nesuprantame. Tai yra psichosomatiniai simptomai. Jie atsiranda tada, kai jaučiame emocijas, tokias kaip nerimas, liūdesys, ar patiriame ilgalaikį stresą. Gera žinia, jūs galite pradėti suprasti geriau savo kūną. Kviečiame į 1 valandos trukmės paskaitą, kai kūnas kalba, kaip atpažinti psichosomatinius simptomus. Paskaitoje sužinosite, kaip atpažinti psichosomatinius simptomus, kada verta kreiptis į psichologą, o kada dar laukti gydytojo konsultacijų. Ši paskaita vyks nuotoliniu būdu balandžio 7 dieną 18 val. Registracijos nuorodą rasi aprašyme. Leisk sau pajausti, ką sako tavo kūnas, registruokis į šią paskaitą ir sužinok daugiau.